Ir daugiausia parduodama būtent saulėgrąžų aliejaus ir rafinuoto. Jeigu pasižiūrėti apskritai rafinuotus aliejus, tai yra aliejai, kurie neturi skonio, kvapo, jie yra dezodoruoti, pašalintos tam tikros medžiagos vertingos žmogaus organizmui. Ir jeigu saulėgrąžų aliejus yra nerafinuotas, didžioji dalis sako kažkas ne taip. Jeigu įdedu į pyragą būtent saulėgrąžų, sako kažkas čia ne taip, kažkoks poskonis. Tai lietuviai tikrai mėgsta būtent rafinuotą saulėgrąžų aliejų. O aš pasiūlyčiau rinktis visgi vietoj saulėgrąžų, rinktis nerafinuotą rapsų aliejų, lietuviškų rapsų aliejų. Šiai dienai rinkoje yra tikrai nemažai, netgi ekologiškų yra. Kodėl? Kodėl? Vienintelė priežastis yra dėl to, kad rapsai turi daugiau omega-3 riebalų rūgščių negu saulėgrąžų aliejus. Jame gausu omega-6 riebalų rūgščių. O mes visi puikiai žinom, kad svarbiausias klausimas ne ant ko kepti turėtų būti šiuolaikiniam žmogui, o kaip išlaikyti tą balansą tarp omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių teisinga, kad uždegiminiai procesai mūsų organizme nesivystytų. Nu, juk visi žino, kad žuvies taukai yra sveikatos šaltinis. Tai supraskim, kad omega-3 yra ne tik tai žuvyje, ne tik maisto praturtintuose produktuose, papildytuose maisto papilduose, bet kartu mes jį galime gauti ir iš kitų produktų. Vat vienas iš jų šaltinių yra rapsas.